Niekada nesakyk šito darbe. Visiems, hi, aš esu Viktorija ir welcome back į mano kanalą, čia mes leidžiam laiką su Tolku. Aš gyvenu Anglijoje virš 10 metų ir labai daug metų dirbu tokiose didelėse kompanijose, kur galima sakyti korporacinės sritis ir tiesiog sprendžiu pasidalinti savo tokiais pastebėjimais, ko aš patarčiau niekada neviešinti darbe. Kai kurie dalykai tiesiog yra nepatogus ir nesvarbus, o kai kurie dalykai tiesiog gali netgi pakenkti tavo karjerai, nes gali tiesiog padaryti klaidingą nuomonę apie tave. Jeigu jums įdomus tokie video, užprenumeruokit šį kanalą, nepamirškit spausti patinka, nes tai yra nemokama ir jums nesunku ir man malonu. Taigi, nereikia čia ilgos įžangos. Pirmas punktas tai yra finansai. Nieko nekalbėkite apie savo finansus, nei gero, nei blogo. Tai neturi nieko bendro su jūsų bendradarbiais, tai yra kažkas, ko jūs neturėtumėte aptarti. Dėl to, kad jeigu jūs turit problemų su finansais, jeigu jūs turit skolų, arba turit kažkokių ilgalaikų įsipareigojimų, kurie tempia jūs į apačią ir neleidžia jums ten pradėti kaupti ar dar kažkas, apie juos geriau nekalbėti darbe dėl to, kad jūs atrodysit nepatikimas žmogus, ypač jeigu jūs, pavyzdžiui, dirbat su pinigais, tarkim, kaip aš dirbu su pinigais, su papuošalais, su deimantais. Kalbėdamas apie savo finansinės problemas, ypač tokiose terpėse, kur tu dirbi su pinigais arba su kažkokiom dideliam atsakomybėm, tu tiesiog atrodysi nepatikimas ir to nereikia. Kita vertus, kalbant apie tai, kaip pas tave viskas gerai su finansais, kaip pas tave viskas gerai, kaip tu galbūt iš turtingos šeimos, galbūt tau iš viso nesvarbu tas darbas. Arba, tarkim, tavo vyras uždirba 3 daugiau nei tu ir tu dirbi iš viso vien dėl to, kad tiesiog namie nesėdėti ir nenabudžiauti. Tu atrodysi nerimtas, tu atrodysi kaip žmogus, kuriam nereikia progreso darbe, kuriam nerūpi karjera šito įmonėje, kuriam nereikia nei algos pakėlimo, nei paaukštinimo, nei nieko. Todėl irgi ne tik kalbėti apie finansus, bet ir kažkaip flashinti savo kažkokiais brandais, kažkokiais labai brangiais papuošalais arba kažkokiom tašėm, kurios kainuoja kaip metų alga šito įmonėje. Geriau to nedaryti, nes vėlgi to irgi nedaro tau teigiamos įtakos šitam darbe. Todėl apie finansus. Kitas dalykas yra santykiai. Ir aš nesakau slėpti savo santykius, man atvirkščiai žmonės, kurie nesako, ar jie yra vedę, ar jie nevedę, jie atrodo labai kažkokie keisti, dėl to, kad man atrodo tiesiog kaip galima, tarkim, vyras dirba ir nesako, ar jis yra vedęs ar nevedęs, tai ką tu tiesiog bandai laikyti tu kaip ir laikai tas duris atviras, jeigu vdruk atsirastų geresnis variantas ar kas, aš nežinau, nes man atrodo, čia yra labai svarbu pažymėti ir pareikšti, kad taip, aš esu ištekėjus, aš šito neslėpiu, bet apie savo santykius, darbe, apie tai, aš ten, nežinau, susipykau su vyru, ar yra kažkokių tai problemų santykiuose. Visą tai aš aptarsiu su savo vyru, taip aišku, pas mane yra ten keletą artimiausių, galbūt draugų, su kuriuom aš galiu pasitarti, bet iš esmės mano kolektyvas, mano darbo terpė, tai nėra teisinga terpė, kad kalbėti apie savo santykius. Taip, yra svarbu pasakyti, kad aš vedus, aš ištekėjus, arba ten aš santykiuose, aš turiu merginą, arba aš turiu vaikiną, kad nebūtų jokių paskui irgi kažkokių klaidingų nuomonių, o tai gal jis laisvas, o gal nelaisva, ar gal čia kažkas. Ne, taškas yra padėtas, taip, viskas yra tvarkoj. Bet būtent kalbėti apie santykius, ar šiuo metu susipykai su savo vyru, ar yra kažkokių tai nesusipratimų, nes bet kokie santykiai, iš tikrųjų, netgi patys tobuliausi turi kažkokių iššūkių, apie tai kalbėti darbe yra neteisinga terpė. Visų pirma, kartais galima duoti žmonėms kažkokią neteisingą nuomonę, tarkim, aš vėlgi visiškai kažkokia tai nesąmonė, ne? Aš kažkada pasakiau kolegijai, kad aš, pavyzdžiui, esu toks žmogus, kur aš gyvenčiau mielai bute miesto centre, o mano vyras, jis labai mėgsta namus, jis realiai galėtų galbūt gyventi kaime, name ir iš viso minimaliai matyti žmonių ir jam to viso socialinio gyvenimo nelabai reikia ir jis neturi tam poreikio ir kažkaip čia tiesiog buvo kaip out of context, tiesiog kalbant apie tai, kad mes šitoje srityje pakankamai skirtingi su mano vyru ir paskui gavosi taip, kad vos ne man kita kolegė pasakė, kad tai jinai girdėjo, kad aš noriu su savo vyru skirtis. Ir aš taip, okei. Pavyzdžiui, ruošiatės atostogoms su savo antra puse ir pasakot, kad man atrodo, jis man pasipirš jau per šitas atostogas, o jis galbūt neplanavo jums pirštis per šitas atostogas ir jūs nuvažiavote atostogų, grįžtat ir tau darbe tai ar pasipiršo, tai ar jau, ir tu taip tipo jautiesi blogai, nes gaunasi taip, kad kažko tikiesi iš savo vyro, tikėkis, bet su nieko apie tai nesidalink, dėl to, kad
vienas dalykas tau kažkoks nusivylimas, o kitas dalykas dar paskui grįžti į darbą ir visiems pasakyti, nu ne, dar ne šį kartą. Apie savo antrą pusę geriau iš viso nieko nepasakot, nes tai iš esmės gadins netgi tavo santykius, nes tu paskui ateisi į darbą, tau darbė sakys, o tai kaip jis nepasipiršo, tu sakai, kad pasipirš, o tu tokia tipo, nu nepasipiršo dar ir žodžiu ir va taip pat. Ir paskui grįžti namo ir, o kodėl tu man nepasipiršai? Nu tarkim, aš nežinau, pas kiekvieną žmogų savo situaciją, tačiau aš sakau, bet kokiu atveju jokio poreikio dalinti savo asmeniniu gyvenimu darbe nėra ir kalbėti apie savo santykius darbo terpėje ypač visiškai nėra. Todėl tikėjimas. Tavo tikėjimas darbo terpėje yra visiškai nesvarbus. Ir aš dabar nekalbu apie religiją, nes, tarkim, dirbant kolektyve gan dideliam čia Anglijoje, mes visi žinom daugmaž, kieno ten kokie įsitikinimai yra, nes mes turim vis tiek ir musulmonų, yra žmonių, kurie Jehovos liudininkai, labai tikintis ir taip toliau, bet aš turiu omeny savo įsitikinimus geriau laikyti savo. Pavyzdžiui, čia kaip nebūtinai religija, bet tarkim horoskopai. Aš netikiu horoskopais, nors aš kartais apie tai juokauju ir mes netgi su draugu ten memus apie horoskopus vieną kitą siunčiam, dėl to, kad aš tarkim labai dažnai girdžiu apie save, kad, nu, tu tipiškas dvynys, taip, tu birželio dvyniai. Ir aš taip, nu, okei, nu, bet aš neturiu magiško mąstymo. Čia kaip yra magic thinking, ne, kai žmonės gali matyti sutapimus skaičiuose, įvykiuose, kažkokiuose ten žodžių žvaigždės, kažkas dar. Aš šito neturiu, aš tiesiog galiu apie tai paskaityti, galiu pažiūrėti, galiu netgi ten paskaičius horoskopą pagalvoti, kad, nu, jo, galbūt yra tiesos apie mane, bet iš esmės, jeigu aš paskaityčiau kito zodiako ženklą, tikriausiai irgi rašiau kažką apie save, todėl aš nelabai tuo tikiu. Ir aš tiesiog įsivaizduoju, jeigu aš darbę paskaičiau kažką tokio, kad I don't have magic thinking, aš įžeičiau labai daug žmonių. Nes kai kuriems žmonėms tai nėra kažkoks tai magic thinking, čia yra jų tikėjimas. Čia yra tai, kuo jie tiki. Čia yra, tarkim, horoskopai arba ten, nežinau, dabar ten tie spirituality, tarot kortos ir taip toliau. Jeigu žmogus tiki tokiais dalykais, tai yra, aš nematau tame nieko blogo, nes aš žinau, kad kai kuriems žmonėms tai yra praktiškai terapija ir tai padeda. Viskas, kas jų malonumui, tegul jie tai daro, bet ta prasme, sakydama savo nuomonę apie tai, aš žinau, kad aš tiesiog galiu įžeisti žmonės. Nes ir to labiau pasakyti savo nuomonę ten apie Jehovos liudininkus ar apie dar kažką. Tai yra to žmogaus tikėjimas ir kritikuoti jo tiesiog negalima. Ir sakau, ypač gyvenimas ir darbas Anglijoje, kai tu dirbi kolektyve, kuriame yra tiek skirtingų žmonių, su tiek skirtingų nuomonių ir jie vis tiek visi tavo bendradarbiai, dauguma jų yra geri, patikimi žmonės, su kuriais labai malonu dirbti, todėl visų šitų temų kaip tikėjimas, kaip kas kuo tiki, geriau neliest, nebent žmogus pats nori kažkuo pasidalinti, tai galima išklausyti, bet savo kažkokios kritikos geriau tai nekiš, dėl to, kad tau jokios naudos tai nepadarys, darbo terpėje tai gali tiesiog sugadinti tavo santykius, nes kažkas gali įsižeisti ir taip toliau, todėl apie savo tikėjimą, įsitikinimus, geriau nieko nesakyti. Apie tai galima kalbėti su savo draugais, kažkokiais artimais žmonėm, bet darbo terpė tai tiesiog nėra ta terpė, kurioje reikia reikšti savo nuomonę, ypač jeigu tu žinai, kad tai gali įžeisti kitus žmonės. Savo laisvalaikis. Apie savo laisvalaikį geriau nieko nesakyti, dėl to, kad tai, kaip tu leidi laiką, čia yra tavo laikas ir niekada nereikia labai dalintis, ką tu darai, ką tu veiki. Aišku, vis tiek, kai tu dirbi su žmonėm, vienaip ar kitaip, ten žmonės žinos, kad tu kažkada eini į koncertą arba kažkada tu eini kažkur kažką švęsti ir taip toliau. Ir, pavyzdžiui, kai kurie žmonės matys, kad tu, tarkim, darbe esi labai neproduktyvus, tarkim, pirmadienį. Iki tavo managemento gali daryti tokią informaciją, kad, pavyzdžiui, tu pagiringas, nes tu visą savaitgalį buvai kažkur ten vaikščiojai kažkokius tai renginius, koncertus ir taip toliau. Tai vad gėri, o dabar pirmadienį atėjai ir maždaug nedirbi. O tu galbūt iš tikrųjų nesi pagiringas ir iš viso buvai tose koncertuose, per visą vakarą išgėrei vieną kokteilį ir visiškai nesi pagiringas ir šiandien tau atrodo, kad tu esi produktyvus, o kažkoks žmogus kažką pamatė, pagalvojo, padarė savo kažkokias išvadas ir pasakė tai kitam žmogui tai žodžiu dėjo kitaip ir žodžiu taip toliau. Ir tu jau atrodo kaip kažkoks žmogus, kuris nepatikimas, kuris kažkaip neprioritizuoja darbo ir gali turėti savo kažkokių reikalų. Lygiai taip pat kažkas, kas ateina po darbo ir tiesiog žiūri, tarkim, serialus, o tu, tarkim, turi hobius, galbūt kažkokius aktyvius ir tu kažkur eini ir kažką darai.
Kartais gali pasirodyti kaip kažkoks show off, kuris stato save aukščiau už kitus, lyg taip, o jūs čia tinginiai, kurie nieko nedarot, o aš po darbo dar turiu ten hobius, žodžiu, užsiimu kažkokiais dalykais, esu toks produktyvus ir taip toliau. Ir ne visi žmonės tai mėgsta, tau gali atrodyti, taip, koks skirtumas, čia mano laisvalaikis. Nu tai va, čia tavo laisvalaikis, laikyk savo laisvalaikį savo. Nekalbėk apie savo papildomus darbus, apie savo papildomus projektus, kuriais užsiemi, apie savo hobius. Kuo mažiau, ta prasme, taip, aišku, dirbant kolektyve kartais būna, kad tu žinai, kad ten kažkas eina į koncertą, kažkas buvo kine, tarkim, žiūrėjo kažkokį filmą, kažkas važiuos atostogų, tarkim, nes vis tiek tu žinai, kad kažkas iš kolektyvo yra atostogų išvažiavęs, dažniausiai tu žinai, kur išvažiavo, ne? Taip, aišku, žmonės žino, bet vėlgi laikyti tai labai privačiai. Niekam nebūtina žinoti, kiek tu mokėjai už viešbutį, kiek tu, žodžiu, išleidai pinigų, kiek tu, tarkim, išgėrė alkoholio, kiek tu, nežinau, turi, pavyzdžiui, vėlgi asmeninis gyvenimas per laisvalaikį, jeigu tu esi laisvas ir labai dažnai keiti partnerius, apie tai nebūtina kažkam žinoti, dėl to, kad tai irgi gali padaryti apie tave kažkokią klaidingą nuomonę. Savo laisvalaikis yra savo laisvalaikis. Jeigu tai neturi nieko bendro su tavo darbu, kam tada darbe apie tai kalbėti? Ir dar vienas dalykas, tai yra humoro jausmas. Humoro jausmas tai yra mano bėda. Aš labai dažnai galiu pajokauti ir pasigailėti apie tai. Ne, iš tikrųjų jau seniai to nėra ir aš labai dažnai laikau save rankose. Aš kartais būna pradėti truputį tikrinti tą žemę ir atrodo, nu va čia pasakysiu kažkokį tai memą arba kažkokį tai trendinį garsą, ar žmonės supras, ir aš suprantu, kad žmonės nesupranta ir tiesiog netęsiu to pokalbio dėl to, kad reikia suprasti, mes darbe visi nesam iš tos pačios srities žmonės. Aš labai daug vartoju kontento susijusių su humoru, aš labai daug visokios komedijos vartoju. Ir man gali kartais atrodyti, kad nu visigi turi tokį humoro jausmą kaip aš. Bet ne. Kai kurie žmonės gali įsižeisti, kai kurie žmonės gali tiesiog nesuprasti, kartais tu gali kažką pasakyti, žmogus ką, o čia yra kažkoks trendinis garsas iš TikToko ir atrodo, kaip galima jo nežinot, bet vėlgi, tarkim, ne visi žmonės domisi. Dėl darbe jūs nesat draugai. Jūs su savo draugais juokaukit kaip norit, su savo, ten, nežinau, partneriu, su savo artimais. Ten, kur žmonės jūs pažįsta jūsų humoro jausmą, jūs galite juokauti, daryti, ką norit, bet darbe reikia suprasti, kad darbo kolektyvas tai nėra jūs draugai. Taip, aišku, pas jūs darbe gali atsirasti kažkokia tai work bestie vadinamas, žmogus, su kuriuo jūs geriausiai sutarėt ir su kuriuo galų gale netgi tampa draugais, bet vis tiek reikia atsiminti, kad tai yra darbo terpė. Aš nesakau, kad darbas turi būti visą laiką nuobodus ar taip toliau. Žinoma, darbe mes, tarkim, dirbant dideliam moteriškam kolektyve, mes labai dažnai irgi pajokaudavom ir kažkas ten papizdavodavo, bet visi tie jokeliai būdavo tokie labai paviršutiniški iš esmės. Visi lyg ir juokauja ir netgi būna visai juokinga, mes galim pasijuokti ir visą kitą, bet tu visą laiką ir matai tą ribą, atrodo, lyg va dėl tokių juokelių HR nesusirūpintų, va dėl tokių juokelių galbūt susirūpintų. Dėl to visą laiką savo tą humorą reikia laikyti toj srity, dėl kurių jūs neatsidurtumėt pas HR. Taigi, nepamirškit spausti patinka, tai yra nemokama ir jums nesunku ir man malonu. Jūsų laikai ir komentarai labai padeda tokiam mažam kanalui kaip mano. Taip pat galite pažiūrėti šituos video ir jeigu yra kažkokių patarimų, kuriais jūs norėtumėt pasidalinti, galite rašyti juos komentaruose. Visiems bye!